Čia yra neįsivaizduojamo dydžio traukinių kapinės. Darysim dabar turbūt vieną iš žuliausių dalykų. Radom įėjimą, bet pro veikiančią geležinkeliečių įstaigą tiesiog pro vartelius naglaisim ir bandysim nueiti. Bet čia jau pabėgiai supuvę. Jau net einant po kojom lūžta. Ir aš žiūriu, kad šitie vagonai, jie, nėra kažkokie sugadinti. Dauguma jų yra geri. Sveiki, čia praeities žvalgas. Čia Lenkas. Ai, Tomas, atsiprašau. Nesakyk žmonėm, kad tu Lenkas. Ką? Nesakyk žmonėm, kad tu Lenkas. Ką nori? Nesvarbu. Gerai, esam Rumunijoje ir esam jau teritorijoje vienos įmonės, kurią norėjom jums parodyti. Tai yra buvusi sena įmonė, tai yra elektrinė, kuri jau dabar neveikianti jau daug metų. Kiek jau metų neveikianti? Nežinau. Bet jau senai, pagal būklę jau pamatysit, kad jau tikrai senai. Senai, o neveikianti jinai todėl, kad jinai buvo kūrenama anglimi. Ir būtent ta anglies rūšimi, kurią čia vietų ir išgavinėjo, ne? Taip. Kaip tu sakei vadinasi? Lignitas. Lignitas, rožinė anglis. Jinai šviesesnė. O čia žiūrėk, šelturėlis. Keistas toksai statinys. Ir tadam, pati didžioji elektrinė. Didelė, žvėriškai didelė. Žvėriškai didelis pastatas, bet mes nežinom dar ką. Gamino 24 MW. 24 MW. Angliniai katilai turėjo būti. Pabandyti reikia užeiti į vidų. Iš tikrųjų, turbūt pirmas Rumunijoje objektas, kuriame nėra jokių ženklų, kad negalima eiti, kad saugoma, kad apsauga. Mes tiesiog atėjom, vartus atsidarėm ir jom pro vartus vartai neužrakinti buvo, tik tai pristumti. Čia teritorijų takelių beveik nėra, vieną tik tai matėm iš šono. Tai greičiausiai bus nenuvandalintas objektas ir tai yra labai smagu, džiugina. Bet žiūrėk, kuriais metais tai užsidarė, durys dar plastikinės. Čia didysis pastatas, o čia turbūt administracija. Einam Lenkai administraciją? Einam. Bandom, gerai? Taip, čia tuščia. Čia tuščia. O, čia ką mes turim dokumentai. Žiūrėk, kažkokios cisternos planas, vežiniai. Cisterna, štai aš metų nematau. O, detalus planas. Kažkur data turi būti. 98 metai. Šita elektrinė pastatyta 54, dokumentas 55 metų. Aha. Ir dar sekret. Strict secret, geras. Jeigu aš gerai suprantu, gal tai reiškia. Strict secret tai panašu labai į anglišką žodį. Griežtai slapta, geras. Irgi strict secret 55 metų. Bet iki kelių jinai veikia, tai mes nežinom, ar žinom. Plius minus 2004 metai yra kalendoliai. Dokumentus matau. O čia žiūrėk, 61. O, žiūrėk, dokumentas. Siente Carmen. Sientets. 97 metai. Čia gal, žinai, tokia kaip darbuotojo knygelė arba čia kaip profsąjungos bilietas. Veikė iki kurių tu sakei metų? Pagal čia kokie paskutiniai kalendoriai. 2004 buvo dokumentų. Aha. Tai gal iki tų metų. Gal ir seniau uždaryta, nežinau. Bet gal reikia kaip skirsti montuoti kažko. Aš tai galvoju, žinau, kad čia gali būti kažkaip susijęs su Europos Sąjungai, kada jau buvo priversti uždaryti anglies. Dėl to, kad jau anglį degino. Anglį degino, ja. Tai gal maždaug tada ir uždarinėjo. Čia dar reikia krūvos dokumentų. Aš tai labiausiai norėčiau katilus pamatyti. Man visai, kad didelė tokia sena technika, tai man visai labai įdomu. Katilai. Bet aišku, čia mažai šansų, kad kažkas išlikė bus. Taip, pagrindinis pastatas, ten dar kažkoks mažesnis ir kaminas. Tai gal dar kaminą apžiūrim, nes man po kelių bus. Jo. Ne visai po kelių, bet... Dar vienas pastatas. Yra čia tų pastatų. Teritorija didelė. Bet ten didelė teritorijos dalis tuščiai, įdomu, kas tenais buvo. Nuotraukos nemačiau, kad čia kažkaip krūmų nebuvo. Augas tas kaminas. O žiūrėk, jinai čia tik šilumą gamino, tik elektrą ar šilumą irgi nežinau? Šiluminė elektrinė. Ai, šiluminė. Čia turbūt pagrindinės katilai stovėjo iš katilo. Tas plytinis į kaminą, ne? Vamzdžiai turėjo dūmtraukis. Ir tada turim kaminą. Kaminas nebaisiai aukštas. Einam arčiau pažiūrėti. Einam. Oi, čia garažai. Tu
1955 pradėta projektuoti, 56 metais pastatyta, tais metais kaip tik po antro pasaulinio karo labai klestėjo būtent anglių pramonė ir dauguma energetinių objektų ir buvo anglimi. Paskui po truputėlį atsirado dujiniai. Žiūrėk, čia antras įėjimas į kaminą. Didžiulis tas kaminas. Tu girdi transformatorinė ūžia kažkur? Rengimų išlikę nėra, bet įdomu apskritai, kas čia buvo. Čia gal generatoriai kokie? Žiūrėk. Kamino jungtis čia. A, iš čia į kaminą jungtis? Palauk. Tiksliai, čia. Bet čia panašu, kad per šitą pastatą praeidavo. Nes aš tai nemanau, žinau, kad čia buvo katilai. Žiūrėk, čia į kamino jungtis ir ten kiaurai. Čia, žinai, gal čia kokie kompresoriai dūmų traukimo. Žiūrėk, ai, ten nieko nėra. Be supratimo iš tikrųjų, nesu aš energetikos specialistas ir nelabai įsivaizduoju, kam gali būti toks prieš kaminą dar pastatas iš katilinės pačios. Ne, bet kokį dar dūmų regeneracijai, naudot dūmus dar. Ai, dūmų regeneracija gali būti. Na, kad dar likutį energijos. Gali būti. Tik ką žin, ar 55 metais ir šitokiais dalykais užsiimdavo. Kaip dūmų regeneracija. Bet tai, žiūrėk, čia iš principo šito miestelio pagrindinė elektrinė ir buvo. Čia labai mažas miestelis, ar ne? Tai čia ko gero tą visą miestelį ir aprūpindavo energiją. Šita viena elektrinė. O, žiūrėk, izoliatorius. Jo, izoliatorius. Kaip Černobylio zona. Viskas sužėlė. Gamta atsikovoja. Okei. Kaip suprasti, čia vidury pastato kiti pastatai. Ai, tu sakai viršui? Ai, žinai, kas galėjo viršui būti? Čia galėjo būti viršui gal patys ir katilai. Aš atsimenu, kažkokio elektriniai buvau. Tai katilai buvo būtent aukščiau pakelti tam, kad juos paskui aptarnauti būtų galima. Apačioigi ten valyt, pakuros ir taip toliau. Bet aš iš tos patalpos nematau, kur dūmai galėjo išeiti. Nebent jie ten per antrą aukštą galėjo išeiti. Čia komunikacijų kanalai, ne? Turbūt buvo. Rašė, kaip gyveni, kad yra tipo tunelių čia visokių. Tunelių? Jo, po šitą tipo elektrinį. O. Čia yra pagrindinė patalpa. Pagrindinė salė. Ten Transporteris lauke. transporteris lauke ir čia turbūt buvo padavimas, va tie piltuvėliai. Bet tu pažiūrėk, kas čia padaryta. Čia yra tiesiog atliekų padarytas sąvartynas. Atveždavo, išpildavo viduj ir sustumta su buldozeriu. Arba vat tokia valstybė, prašau, jos demokratija, bet čia labiau turbūt korupcija. Tiesiog objektas apleistas ir jisai paversta šiukšlynu. Bet pagal tai, kad šiukšlės kabavo tenais aukštai, tai aš manau, kad jų čia buvo, tenai šiukšlės, kad jų čia buvo turbūt privaryta iki pat viršaus. Jo, žinau, kad tas tavo. Taip. Buvo šiukšlių privaryta iki pačio viršaus, bent jau, nuo kiek čia virš mūsų, kokie 6 metrai. Ir dabar kažkaip išvalė dalį, bet dalis šiukšlių ir liko. Čia visiškai yra buitinės atliekos suverstos. Nu gaila, bet pagal struktūrą, tai va čia jeigu anglių padavimas, čia va kanalai kaminams, tai va čia turėjo būti katilai, bet kaip jos išgriovė taip, kad negi jie buvo visiškai ant pagrindo lygaus padaryti. Ten yra dar vienas pastatas, kurio mes nebuvom. Va, žiūrėk, geras. O ten dar vienas yra. Čia kur tu internete skaitė apie kažkokius požemius, ane? Svarbu, kad dabar atlaikytų. Aš žinai prisiminiau Paryžiaus katakombas. Nu geras, šita patalpa tai įspūdingai atrodo tikrai. Gaila, aišku, kad įrangos yra neišlikę. Ir gaila, kad čia viskas yra užšiukšlinta.
turbūt reikia pasidžiaugti, kad mes gyvenam ne tokioje valstybėje ir pas mus truputėlį kitaip tvarkomasi su viskuo. Čia žiūrėk, dabar nebent įdomumas, tai kažkaip mums užlipti ant viršaus, bet čia jaučiu neužlipsim. Ten? Bet tai laiptinė čia bus į viršų, mes ten nepraeisim. Žiūrėk, yra balkonas ir ten durys. Galim bandyti per tą šiukšlių krūvą eiti, ne? Žiūrėk, čia šiukšlyno gatvė. Čia matosi važiuota. Važiuota ir tenais. Užsisuko. Jo, čia buvo laiptinė, bet visi laiptai žemyn pabirė. Bet ten yra lango rėmas. Jeigu mes kažkaip užliptumėm, tuo lango rėmu būtų galima užlipti tą balkoną. Ir patekti tenais. Taip, laiptinė yra, bet jinai sugriauta. Žiūrėk, čia duris buvo. Šiukšliam užversta iki viršaus. Žiūrėk, čia ta pati patalpa, kur mes buvom, tik iš kitos pusės. O ten, žiūrėk, stiklai. Tai tenais tam aukšte tikrai kažkas, gyvybė kažkokia buvo. Norėjom užlipti viršų, bet neradom sveikos laiptinės, tai dabar sugalvojom, kad reikia grįžti į šitą administracinį pastatą ir iš to pastato turi būti balkonas į vieną pastatą. Ten matosi toksai truputėlį įstrižas tiltas tarp dviejų pastatų. Tai grįžtam, lipam į viršų ir pabandysim pereiti per tą tiltą tarp pastatų ir pasižiūrėti iš viršaus, kaip atrodo tas visas. Gal ten dar viršų kažką rasim. Buvom atėję iki čia ir paskui jau nebeėjom daugiau viršų, nes atrodė, kad čia tuščia ir nieko nėra. Va, žiūrėk, geras. O ten dar vienas yra. Bet ten turbūt, kur anglį transportuodavo. Taip. Jo, čia ta sugriuvus laiptinė. Va čia tas balkonėlis, į kurį mes norėjom ateiti. Jo, aukščiau jau neužlipsiu niekur. Okei. Lenks, žiūrėk. Ten yra dar vienas pastatas, kurio mes nebuvom. Žiūrėk. Čia va tas, kur mes buvom, o ten yra dar vienas pastatas. Aha. O tu galiu paklausti, kur į Rūsį lindo? Kuriam pastate bent jau? Su muzikėlė padarys ir gerai bus. Bet ar galim pabandyti vieną pastatą įlįsti? Žiūrėk, čia takelis išmintas į tą transporterį. Galim pažiūrėti transporterį. Geras. Bet iki čia kaip anglius, čia važiuodavo už. Iš geležinkelio greičiausiai kraudo, bet čia žiūrėk apačioje komunikaciniai kažkokie ir ten kaip generatorinė atskira buvo. Čia kur tu internete skaitėjai apie kažkokius požemius, ne? Tai gal čia bus tie požemiai, nes čia šituose tai tik tai buvo tie komunikaciniai. Žiūrėk, čia balkonas irgi pereiti viena yra. Takelis pramintas. Bet čia gal jau mūsiškiai pravaikščiojo. Tuščia, viduj tai tuščia. Žinai, čia gi Rumunija, čia mažai šansų, kad apskritai nors gramas metalo kažkur gali būti paliktas. Žiūrėk, mes per čia neįeisim. Čia durų nėra. Va čia durys yra. Va, žiūrėk. Opa. O, čia
Čia laiptai yra. Tuščia. Absoliučiai tuščia. Ai, žiūrėk. Izoliatoriai. Žiūrėk, guminių batų pora nauji. Nereikia? Ne. Čia parketas? Geras, tiksliai parketas. Į kitus aukštus nenori eiti? Gal eitumėm į kitos pastatų? Tiksliai, jo. Bet čia atrodė kaip administracinis pastatas, bet čia jisai, žiūrėk, buvo ne administracinis. Jo, visą. Čia techninės patalpos. Aha, čia žiūrėk stelažai likę. Geras, metaliniai ir neišpjauti. Va, tunelis. Ne. Čia tunelis. Ai, va. Išeisim kaip tik į tą patį aukštą, kur. Bet tik tai mes iki jo nenueisim. Ne, neslapia, Aha. Tiltuku. Ai, per kraštą? Jo. Per kraštą galima nueiti. Bet jaučiu neinam, nes ten labai, ten žiūrėk, sukrytė į vidų. ten vamzdžiai kažkokie, man atrodo, buvo skylės vamzdžių. Matai šviesa, saulė. Bet kad iš čia matos, ten tuščia nieko ten nėra. Nu gerai, bandom gal ieškoti požemio, ne? Jo, Rusys, ne? Dokumentų primesti. O, geras. Bet tai čia ką, tik tai tiek, kiek po namų. Ai, va. čia jau buvo. Čia tuneliai. Čia tuneliai. Sakė, vienas užgriūdas, ten visas veikas. Žiūrėk, jisai griūna rimtai. Matuos jau nieko nebelaiko čia. Čia jis ant garbės žodžio laikosi. Ne, aš nenoriu, žinokai. Einam antrą pažiūrėti. Kitas veikas. Arba nuoj pusiai. Ant žemės akmenukai tokie, žinai, prisiminiau Paryžiaus katakombas. Panašiai toksai buvo. O. Šitas sveikesnis. Bet irgi griūna. Irgi važiuok armatūrą. Išsilenkus. Pusę metų dabar laikys. Jo, svarbu, kad dabar atlaikytų. Mes į kitą pastatą atėjom. O, žiūrėk, čia irgi griūna. Ne, ten žinok jau viskas toliau. Ne, grįžtam į pagrindinį pastatą ir bandom užlipti ant viršaus ir viskas. Tai manau, kad apie šį objektą parodžiau, papasakojau viską, bet to baigėsi laidos laikas. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susimatysim kitose laidose. Iki.
Apie objektą papasakosiu, apie kurį iš tikrųjų neplanavau nei pasakot, nei rodyt. Pravažiuojant pamatėm apleistą kasyklą, tikėtiną šachtą. O čia vario kasykla turbūt, ne? Bet geras dar statinys, visas medinis. O čia panašu, kad lydimo krostys. Oi, bet čia didelė sparnuotė. Čia kaip laivo propeleris.